Да, Арго 32. Argo 32 maršrutė. 37 komisaras Laimonas Bankauskas policijoje vadovaujančius postus užima daugiau nei 10 metų. Vadovavo policijos rinktinės Vytis specialiam būriui, pastaruoju metu Vilniaus Raitajai policijai. Lietuvoje su nusikaltėliais kovojęs aukštas pareigūnas, Baltarusijoje įkliuvo su narkotikais. Bankauską Lietuvos-Baltarusijos pasienyje šios šalies ašmenos muitinės pareigūnai sulaikė pirmadienio pavakare. Mūsų šalies ambasada Baltarusijoje oficialią informaciją gavo baigiantis antradienio darbo dienai. Bankauskas Laimonas, 23 gimimo, Lietuvos pilietis su visais adresais, kad jisai yra sulaikytas, ašmenos muitinės sulaikytas ir apkaltintas keliais straipsniais. Baudžiamojo kodekso 228 ir 108, kiek mes įsiaiškinom, tai yra narkotikų gabenimas ir per sieną ir laikymas. Raitosios policijos vadas yra išėjęs atostogų. Kol kas aiškinamas, ar Bankauskas vyko iš Lietuvos ar iš Baltarusijos. Ambasada neturi duomenų ir kiek pas Bankauską rasta narkotikų. Vyras laikomas Gardine, tardymo izoliatoriuje. Lietuvos ambasados atstovai paprašė susitikimo su sulaikytoju. Dabar suteiksim visą konsulinę pagalbą, kas yra mūsų kompetencijoje ir skambiname su jo artimaisiais, jo artimieji informuoti, žinom, dabar aiškinomės, dabar nežinom, ar jisai pats norės, kad jam būtų suteikta ta pagalba, čia dar irgi yra niuansų, šiokių tokių, nes jo artimieji, kiek dabar mes bendravom, neigia, sako, kad tai buvo jam ten, jeigu taip kaip ir buvo pakišta. Bankausko vadai oficialiai apie įvykį neinformuoti. Vilniaus policijos vadas apie sulaikymą sužinojo iš Lietuvos ryto televizijos. Man čia labai didelis nusistaigmena, tai asmeniškai nepažįstu, bet kaip policijos pareigūnas jis labai geras. Ir aš netikiu, kad jis galėjo narkotikus vežti. Pavardės nenorėjęs atskleisti Gardino srities vidaus reikalų valdybos pareigūnas, Lietuvos ryto televizijai sakė, jog Laimono Bankausko sulaikymo operacijoje dalyvavo ne tik muitininkai, bet ir Baltarusijos saugumo tarnybos. Reporteris Edgaras Kiškis.